13 skirsnis – Užsienio politika ir valstybės gynimas. 135 straipsnis. Lietuvos Respublika įgyvendinama užsienio politika vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindinės jų teisės bei laisvės, prisideda prie teisę ir teisingumu pagristos tarptautinės tvarkos kūrimo. Lietuvos Respublikoje karo propaganda draudžiama. 136 straipsnis. Lietuvos Respublika dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jei tai neprieštarauja valstybės interesams ir jos nepriklausomybei. 137 straipsnis. Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. 138 straipsnis. Seimas ratifikuoja ar denonsuoja šias Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartis. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienų pakeitimo, dėl politinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis, tarpusavio pagalbos, taip pat su valstybės gynyba susijusias gynybinio pobūdžio sutartis, dėl atsisakymo naudoti jėgą ir grasinti jėga, taip pat taikos sutartis, dėl Lietuvos Respublikos ginkluotojų pajėgų buvimo ir jų statuso užsienio valstybės teritorijose, dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo universaliuose tarptautinėse organizacijose bei regioninėse tarptautinėse organizacijose, daugiašalės arba ilgalaikės ekonominės sutartis. Įstatymuose, taip pat tarptautinėse sutartise gali būti numatyti ir kiti atvejai, kai Seimas ratifikuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartis. Tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. 139 straipsnis. Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga. Įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos piliečiai privalo atlikti karo ar alternatyvėje krašto apsaugos tarnybą. Krašto apsaugos organizavimą nustato įstatymai. 140 straipsnis. Svarbiausius valstybės gynybos klausimus svarsto ir koordinuoja Valstybės gynimo taryba, į kurią įeina Respublikos prezidentas, ministras pirmininkas, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas. Valstybės gynimo tarybai vadovauja Respublikos prezidentas. Jos sudarimo, veiklos tvarką ir įgaliojimus nustato įstatymas. Vyriausiasis valstybės ginkluotojų pajėgų vadas yra Respublikos prezidentas. Už valstybės ginkluotojų pajėgų tvarkymą ir vadovavimą joms Seimui yra atsakingi vyriausybė, krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas. Krašto apsaugos ministru negali būti neišėjęs į atsargą karys. 141 straipsnis. Asmenys atliekantis tikrąją karo arba alternatyvėje tarnybą, taip pat neišėję į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkai, puskarininkiai ir liktiniai, kitų sukarintų ir saugumo tarnybų apmokami pareigūnai negali būti Seimo nariais, savivaldybių tarybų nariais ir savivaldybių merais. Jie negali užimti renkamų ar skiriamų pareigų civilinėje valstybinėje tarnyboje, dalyvauti politinių partijų ir politinių organizacijų veikloje. 142 straipsnis. Seimas įveda karo padėtį, skelbia mobilizaciją ar demobilizaciją, priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas, kai prireikia ginti tėvynę arba vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus. Ginkluoto užpuolimo atveju, kai kyla grėsmė valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, Respublikos prezidentas nedelsdamas priima sprendimą dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, įveda karo padėtį visoje valstybėje ar jos dalyje, skelbia mobilizaciją ir teikia šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui, o tarp Seimo sesijų nedelsdamas šaukia neeilinę Seimo sesiją. Seimas patvirtina arba panaikina Respublikos prezidento sprendimą. 143 straipsnis. Jeigu karo veiksmų metu turi būti rengiami eiliniai rinkimai, Seimas arba Respublikos prezidentas priima sprendimą pratęsti Seimo Respublikos prezidento ar savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimus. Šiuo atveju rinkimai turi būti skiriami ne vėliau kaip po 3 mėnesių karui pasibaigus.
144 straipsnis. Jeigu valstybėje iškyla grėsmė konstituciniai santvarkai ar visuomenės rimčiai, Seimas gali visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje įvesti nepaprastąją padėtį. Jos trukmė iki 6 mėnesių. Tarp Seimo sesijų neatidėliotinais atvejais tokį sprendimą turi teisę priimti Respublikos prezidentas, kartu šaukdamas neeilinę Seimo sesiją svarstyti šio klausimo. Seimas patvirtina arba panaikina Respublikos prezidento sprendimą. Nepaprastąją padėtį reguliuoja įstatymas. 145 straipsnis. Įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, laikinai gali būti apribojamos teisės ir laisvės nurodytos Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35 ir 36 straipsniuose. 146 straipsnis. Valstybė globoja ir aprūpina karius, kurie eidami karo tarnybą nustoja sveikatos. Taip pat karo tarnybą einant žuvusių ar mirusių karių šeimas. Valstybė aprūpina ir piliečius, kurie gindami valstybę nustojo sveikatos. Taip pat šeimas tų piliečių, kurie gindami valstybę žuvo ar mirė. 14.